Jau, tai sveiki, su jumis yra Volkom, šiaip seniai matėmės. Tik šiandien pakursiu Meneksį per šitą video pamoką ir sukurti headerį. Taigi, darom Photoshop'u, žiūrėjau kokią temą, pritaikyti visur. Ir pasiimsiu aš savo nuotraukas, kas naudosiu. Taigi, darom pagrindinį atsidarymą. Gerai, pradžiu šitą. Nukarpame daug, kiek mums reikės. Ir metame čia. Šitų sumažinam. Tada Free Transform. Ir padarome, kad tilptų. Galim biškai ištempti, suspausti. Gerai, taip. Tada šitą. Горизонтал. Free Transform и снимать. Потеснем. Видите, как будто арка занадобится. Ir trečią fotį keliame. Tai šitą. Gal bus gerai. Sumažinam. Free Transform. Gerai. Taigi dabar taip. Paimam layerį ir aptrinam aptrinam, tada opacity sumažinam iki 20. Šitą irgi iki 20. O trečiąjį metam į apačią. Taipogi mažinam į 20. Ir šito, kurį vidurinį, aptarėme, kad nebūtų šituvai du kraštų. Ir taipogi kitų, aptarėme, kad nebūtų tokių nesąmonių kaip čionais, pavyzdžiui. O tai va. Ir užrašome tekstą. Nu, rašysim grafi.lt. Taigi, pasididiname shiftą, šią nematau вообще. Blending options, strokę užsimetam, vieną kokį. Gal... O, man su šito taip blogai. Taip, drop shadow įmetam, sumažinam, padidinam, distanciją sumažinam iki 2. Underglow nereikia. Tada opacity taipogi sumažinam iki 8.
10 ir duplikuojame layerį. Gerai. Šitą ją pačiuotam, kad būtų už to. Šitaip. Ir ant 20%. Na štai, bet man reikėtų dar biškį su tekstu padirbti, čia greita video pamoka. Tai tipo tiek. Arba dar galima toliau biškį pratęsti pamoką. Jep. Gerai, dabar paimame paprastą brušą, vieną pikselę, juodą spalvą ir nubrėžime tokią liniją. Tiesiog, gal grožio. Iškabrėžkite, kur norite, po to vis tiek sudėsimte ir maždaug porą kartų, kad būtų tokia kaip ir viena nublukusi pusė, kita ne. Tada duplikuojate layerį, transform, flip horizontal ir va šitaip sujungiame. Ir pasiimame šitos du layerius ir spaudžiame Ctrl E. Taigi dabar, matėte, galime būdų judinti. Ir štai uždėmėtam čionais. Ir opacity ant 20. Tai tiek. Ką čia dar galime? Tai tiek, daugiau nieko kaip ir nebedarysiu. Šitame headeryje. Taigi, pamoka kurta Grafi LT tinklapį. Prašome nerypinti, nes būsite užrypintas. Taigi tiek. Likite su grafi.lt.